Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Rietavo. Apsilankėme svečiuose pas gyvūnų globėją, šuniukų fėją Skaistę Svidraitę. Labas, Skaistė. Labas. Šiuo metu tavo fėjų kaime yra 20 šunų ir 16 arklių. Taip. Tai kaip jie pas tave atkeliauja? Šunys atkeliauja įprastai, kaip ir turbūt į daugumą globos vietų, tai vaikai gimsta alergiški patampa, skyrybos, užsienis, atsibodo, senatvė ir panašiai. O arkliai, tai jie, kai tampa žmogui nebereikalingi, nebenaudingi ir jie tampa nuostolingi, tada arba jie išvažiuoja į dešreles, arba jeigu dar gali būti jojami kažkur, kur dar kažkiek bus jojami. Jeigu tai yra kumelė, tai galbūt jinai bus motininė kumelė, jeigu nėra per sena pagal amžių. Tai vat, taip ir atsiranda. Tai arklius tenka išpirkti dažniausiai, ar ne? Ne? Kai pradėjau arklius globoti, tai mano pirmieji arkliai buvo išpirkti, o po to jau patys žmonės, kai pamatė, kad atsirado tokia vieta, aišku, aš nesu vienintelė Lietuvoje, bet turbūt galiu sakyti, kad antra su tokio dydžio banda, nes pirmi arklių slėnis turi labai didelę bandą ir tada aš, bet kai pradėjau, tai pirkau, o dabar tiesiog būna patys žmonės. Jie sako, ar gali priimti, nes myli tos arklius vis tiek, tiesiog tą šunį, nežinau, gali pas tėvus nuvežti, blogiausia atveju prie būdos pririšti, arklio pas tėvus nuvežti. Tai tie, kas dar turi lašelį meilės arba negalvoja vien tik apie pinigus, tai jie atiduoda. Tai dabar pas mane yra likęs dvi kumelės, už kurias esu mokėjus pinigus. Iš 16. O tai, kas liečia šunis, tarkim, kaip minėjai, ten vaikai gimsta, ten užsienis, tai nesikeičia tie motyvai, nes atsimenu, kad prieš keletą metų tai pagrindė užsienis, bet išlieka priežastis tos pačios, ar ne? Nesikeičia tendencijos. Užsienis tai gal dabar jau tikrai nebėra tas pirmoje vietoje, bet tos tendencijos, aš iš vis sakyčiau, kad tendencija yra žmonių atsakomybės trūkumas, nes net negaliu įvardinti tokios vienos priežasties, Tiesiog man dažniausiai atrodo taip, kad žmonėm, jeigu iškyla gyvenime sunkumų, tai vietoj to, kad jie juos išspręstų ir pabandytų juos susitvarkyti, tai jie tiesiog taip išmeta, atiduoda, nes lengviau yra atsikratyti kažkam kitam ant galvos užkarti ir viskas. Pavyzdžiui, Skandinavijoje prieglaudos yra tuščios. Mes turim perpildytų prieglaudų problemų. Tai kaip manai, čia mūsų lietuvių mentalitetas, kas čia kaltas? Aš manau, kad ir mentalitetas, ir palikimas, nes skandinavai neturi šunų prie būdos, galų gale pas juos yra įstatymai daug griežtesni, pas mus, nors ir skaitant, atrodo pakankamai griežta, net ir dabar įstatymas iš esmės kaip ir draudžia rišti šunis prie būdų, nes tai netitinka jų fizionomijos, bet tiesą pasakius, tai nėra taikoma, lygiai taip pat kaip negalima šunų dresuoti jiems keliant baimę arba skausmą, bet tai yra daroma ir už tai nėra baudžiama, yra legalu pirkti traumuojančius antkaklius, dirba žmonės, kurie smurtą dresiruoja. Tai aš manau, kad tas pilnas prieglaudos yra tiesiog toks visas kompleksas iš to, kad žmonėm anksčiau buvo daug pririštų, tada atėjo kažkokia mada. Dabar aš manau, kad dabar žmonės labai gerai gyvena ir iš to per gerą gyvenimą pametė atsakomybės jausmą. Tai va čia mes taip keliaujam ir nukeliaujam į tą daugyklų problemą. Prieš 5 metus sprogo tas pūlinys, žmonės, ta plačioji visuomenė pamatė iš arti, kaip atrodo daugyklos. Tai kaip čia yra su tuo priežasties ir pasiekmės, tuo tokiu, nežinau, principu, kad žmogus, nes ten tikrai buvo kalbėta, kad buvo net žmonių, kurie ten su ašarom ten tuos šunys išgelbėjo, bet pas juos namuose yra tie patys iš daugyklų pirkti šunys. Kaip čia tas nesueina žmonėm galai? Tai niekas ir nepasikeitė. Tai jeigu ten porą tų daugyklų uždarė, tai kitos vis tiek klesti. Jeigu neuždarė, tai kažką dokumentaliai susitvarkė, užsiregistravo į VMVT, bet aš ir tada, kai sprogo tas pūlinys, aš vieną kartą tik buvau nuvažiavusi ten per visą tą šaršalą.
Bet kai vyko visas tas šaršalas, kai žmonės ten laužėsi svetimus kiemus, aš jau tada sakiau, kad ką jūs čia darot, ta prasme, niekas nepasikeis. Kad čia dabar ta banga užėjo, gerai, pamatė visuomenė ir panašiai. Bet jeigu yra paklausa, bus ir pasiūla. Tai niekas ir nepasikeitė. Ir buvo tokių atvejų ten iš tų pačių daugyklų, kai buvo konfiskuoti šunys, kad jų globa buvo pasibaigė tuo, kad jie vis tiek atsidūrė daugyklai. Tai nu, čia tiesiog gerai suveikia, man atrodo, socialiniai tinklai, bet iš esmės niekas nepasikeitė. Nes praėjo 5 metai, kažkokių tai naujų ten įstatymo pataisų, kažkur nieko nėra, realiai kas buvo uždrausta kupiruoti šunims ausis uodegas, bet kas liečia va tada... Bet čia apie daugyklas nieko tas... Taip, su daugyklom iš esmės nieko nebuvo padaryta. Buvo tiesiog jie... Legalizavosi dalis jų. Taip. Tai va čia tik tas buvo, bet nu, tas legalizavimas jis absoliučiai nieko nekeičia. Sąlygos liko tokios pačios. Tai net jeigu ir sąlygos yra ir čia aplink Rietavą daugykla tokia didelė ir jie tikrai iš tų šunų gyvena ir gražiai gyvena ir tie šunys pakankamai gerai gyvena. Bet nu, čia jau moralinis toks klausimas, ar neturi rankų ir kojų, kad galėtum dirbti darbą, kurį gali dirbti, kam išnaudoti tos šunys, tuo labiau, kad jie kai nebereikia, kai nebetinkamas yra veisimui, nu jie dovanoja. Tai jie patys persirašo tie šunys ir su skiepais, ir su čipais, nu bet tai jau kas iš to. Tie šunys vis tiek jie yra uždaryti, jie gyvena vienatvėje, jie vis tiek kalės gimdo dažniau negu reikia, tai vis tiek nėra tai užtikrina. Nesvarbu, kad nestovi mėšliai iki alkūnių, bet jie negyvena tie šunys gerą gyvenimą vis tiek. Kaip, nežinau, tau yra tekę vis tiek bendrauti, kas tų daugintojų galvose tikėtina yra? Pinigai, aišku. Pinigai. Daugiau nieko, pinigai. Nu, jie nieko tame blogo ir nemato. O tai ką mes galim realiai, nežinau, tie žmonės, kurie turi empatijos, ką mes galim padaryti? Tarkim, kas liečia tos visus įstatymų dalykus, niekas nesikeičia, tai vis tiek kažką tarsi norisi, kažkokį pokytį kurti, bet kokiam priemonėm tai daryti. Nepirkti ir nematyti gyvūno kaip daiktą. Čia yra pagrindinis dalykas, nes jeigu mes galim gyvūną išsirinkti kaip batus ar rankinuką ar striukę ir užsisakyti internetu, tai visų pirma reikia požiūrį keisti. Nes būtent tai, mano manimu, ir yra didžiausia problema. Nes kad ir prieglaudas. Jeigu prieglauda yra, kaip tik šiandien mačiau, buvo konfiskuoti pudeliukai, ir pateko į Telšių prieglaudą vieną. Ir buvo nes čia kalė, gimė šuniukai ir jie be skelbimų prieglaudą tos šuniukus padovanojo, bet jau pasidalino nuotraukom, kad išvažiavo į namus ir aš kaip suprantu, ten kilo didelis šaršalas, nes jie išleido naują postą, kad tai paimkite šunius, kurie sėdi pas mus 5 metus. Tai tiesiog žmonės yra jautrus veisliniams arba panašiems į veislinius, bet jeigu tai yra puparikis, blusius ar kažkoks, tai tas jautrumas kažkur dingsta. Tai tą ir reikia padaryti, tiesiog nustoti žiūrėti į išvaizdą, bet pagalvoti, priimti tą gyvūną kaip asmenybę, o ne kaip kažkokį daiktą, kad jeigu draugė nusipirko ryžą, kepenų spalvos pudelį, tai nereiškia, kad ir tau tokį reikia. Tai tu iš esmės kalbi apie švietimą. Tai čia tikriausiai mokyklų dalykas, nes, kaip ir sakai, keisti požiūrį, tai galbūt lengva tai pasakyti, bet sunku tai prieiti prie tų žmonių protų iš esmės. Sunku prieiti, bet čia turbūt yra toks labai didelis dalykas ir visuma, kad labai, nežinau kodėl, bet mes norim kažkom pasirodyti, daugumai žmonių taip pat, norisi kažką pasirodyti, kažkam kažką įrodyti, turėti tokio, ne kitokio, bet mokyklose tai aš pati dažnai važiuoju ir šviečiu vaikus, bet ar tai yra absoliučiai mokyklų klausimas ir nuo mažų dienų, tai nemanau, kad tai turi didelės įtakos pati mokykla, aš manau, kad tai yra nuo šeimos, kad šeima turėtų duoti pagrindą, kaip matyti tą gyvą būtybę, ar kaip prekę, ar kaip asmenybę. Nes iš esmės mes gyvenam toj vartotojų visuomeniai, mes norim daiktų pigiai, taip, greitai, kurie sulūžta ten po mėnesio.
Ir iš esmės ir tie gyvūnai tampa. Taip, absoliučiai taip ir yra. Gyvūnai šiuo metu yra vartojami kaip ir bet kokia kita prekė iš tų kiniečių parduotuvių. Jo, ir kartais gaunasi, kad ai čia gal gydyti, neapsimoka, brangu, užmigdysiu, pasiimsiu naują. Gal dar ten kiek su migdymu gal taip blogai nėra, nu, kad taip galvoja, bet atiduot lengva ranka, tai tikrai taip. Ir jeigu ten, kaip ir sakau, buvo tos mados, buvo Yorkshire terjerai, buvo bišonai, dabar visi turi pudelius. Tai praeis ta banga. Aš dobermanai dar irgi. Prieš 2 metus aš juokiaus, kad galima filialą atidaryti dobermanų. Ta prasme, visų madingų šunų prieglaudas galima Lietuvoje atidaryti po atskirą filialą ir visos turės būtent tos veislės šunų. Todėl, kad tiesiog užėjo mada, dabar viskas labai lengva, labai paprasta, eini, nusiperki ir tiek žinių, parsisinti. Tu kažkada berods kalbėjai apie labai sugadintus dobermanų charakterius, jeigu aš neklystu, kad sakai, kad kukų. Tai, man dabar bus. Tai čia, kaip manai, irgi visą šitą problemą? Tai su tais dobermanų charakteriais, tai čia aš galiu pasakyti tą pat ir apie Staffordshire terjerus, ir apie pitbulius, galų gale taip mes ir susipažinom. Ir prieš 15 metų tas varžybas, kai važiavom, buvo visai kitokie šunys negu yra dabar. Dabar dauguma, bet aš irgi manau, kad tai yra susiję toks labai globalus dalykas ir nuo mūsų gyvenimo tempo, nes ir žmonės dabar yra tokie, kad šunys yra labai nervingi, žmonės yra labai nervingi, daug turi tokių ir nervingi, ir nerimą tą turi, ir visos tos problemos gaunasi iš to, tiesiog, kad mes kaip žmonės ilgiau gyvenam ir mes gal, nors ir tai juk dabar jau kalba, kad šiuolaikiniai vaikai yra kitokie. Tai su šunimis galim tą evoliuciją pamatyti daug greičiau, nes prieš 15 metų šunis, tokie problematiški šunis, būdavo, bet jų nebūdavo tiek. Dabar kas antras šuo yra reaktyvus, kas antras šuo alergiškas, kas antras šuo negali, čia gal perspaudžiu, bet nebepabūna namuose vieni, kaukia, drasko, dabar visi tos šunis. Ir aš manau, kad ir žmonės taip augina, tada ir genetika, ir komplekse gaunas tai, kad tie šunys nebėra tokie, kokie būdavo anksčiau. Žmonės patys juos augina nebe kaip šunis, bet jau kaip kažkokius truputį nebeįgalius padarus, kurie nemąsto savo galvą, nebeduoda jiems priimti sprendimų, galų gale net nebeleidžia tiesiog būti šunim. Čia toks įdomus požiūris, nes jeigu sakai, kad tos problemos ir visą kitą, sakyčiau, gal kažkiek maisto gali būti, tarkim, kad maistas prastėja. Tai maistas prastėja, tai dabar yra toks, mano akim, gal net juokingas dalykas, nes mes atsigręžiam į praeitį, kaip sako, nebeverskim lapo atgal, bet mes juos verčiam ir aš tikrai nepropaguoju, bet pavyzdžiui, aš savo šunis taip šeriu, belia kaip, ta prasme. Aš duodu ir mėsos, duodu ir sausiako, pagal tai, kas man tą dieną yra greičiau, patogiau ir panašiai. Ir tam, kad anksčiau šunis gyvendavo 15-20 metų, čia buvo norma, dabar šunis vos iki 10 metų, jau labai retas, kuris pragyveno 13 arba 15. Tai mokslininkai turėjo įrodyti, kad šunis turi ėsti žmonių liekanas. Ta prasme, tai, ko žmonės nesuvalgo. Ir anksčiau tai šunys taip ir ėsdavo. Jie sėdėjo prie tos būdos, žmonės ko nesuvalgė, juk ten tokį kiaulės jovalą nuneždavo, jisai suėsdavo ir tie šunys ilgai gyvendavo. Ir nei veterinarai reikėjo, nei ką. Dabar dauguma šunų ėda geriau nei jų šeimininkai, labiau tiksliau rūpinosi, bet jie vis tiek negyvena ilgiau. Ir buvo toks straipsnis, kad vilkas prisijaukino dėl to, kad jis ėjo iš paskos ir ėdė tai, ką palieka žmogus. Tai tas šuns virškinimo traktas ir yra prisitaikęs labiau prie to, kad ne visai tą gryną maistą valgyti, truputį tokius.
Tai čia toks yra, nu, dabar Bet žmonės irgi anksčiau valgė tą maistą tokį švaresnį, paprastesnį. Taip, Šiandien jis jau vėl. Taip, tai aš ir sakau, čia yra toks labai globalus, platus dalykas, galiu užsifilosofuoti iki visų. Bet tiesiog bendrą visumą tai paėmus. Jo. Iš tikrųjų, man irgi daug tokių susimąstyti. Nu kaip, apie maistą, tai aš labai man ta tema, žinai, maistas Svarbi. Jo, bet patys savo net sudėtinga rasti tą kokybišką maistą. Nu, tai čia nėra ką kalbėti. Nu, bet jeigu mums yra sunku rasti gyvą kokybišką maistą, bet šunim duodam sausą, tai tas sausas negali būti kokybiškas, kad ir ką jie deklaruoja, nes ten yra labai daug perdirbimo procesų. Jo, va būtent. Gerai, truputį čia nuskridom, taip jau būna. Grįžkim truputį prie tų daugyklų. Gerai, tarkim, žmogus visiškai neturi nieko bendro su šunimis, kaip jam atpažinti, kai kurie gali gal net neatpažinti įsigydami tą augintinį, kad įsigijo iš daugyklos. Dažniausiai tai būna pigesnė kaina nei rinkos, bet nebūtinai, jeigu tai yra madinga veislė, tai nebūna ženkliai mažesnė nei rinkos kaina, ypač jeigu tai yra mažą kiekį jauniklių vedanti veislė. Nes jeigu ten, nežinau, vokiečių viginis gali atsivesti kokį 10 šuniukų, tai daugykloje greičiausiai davada bus po 300–400 eurų su dokumentais virš 1000. Bet jeigu tai yra pudelis, kur 1–2 šuniukai gimsta, retesniu atveju 3, tai ar daugykloje ar veislyne, greičiausiai kaina ten porą šimtų eurų tik svyruos. Gerai, bet tu kalbė apie kainą, turi būti daugiau kažkokių indikatorių. Tai jo, čia, bet dažniausiai žmonėms tai atrodo, kad čia yra tas didžiausias indikatorius. Gal dar gali būti, kad jeigu jau matai skelbė LT skelbimą, tai aš kažkaip įtariai žiūriu. Ten yra belekiek. Taip. Bet ne, ten yra belekiek veislynų. Tai va būtent, ir man tai jau atrodo, kad Aš visada žmonėm, jeigu manęs paklausia, šiaip nekenčiu šito, todėl kad aš manau, kad per daug yra tų šunų ir aš niekam niekada jokio veislyno nerekomenduosiu, to labiau, kad ir kiek aš bandau juos priimti, visada atsiranda toks, kuris man tiesiog viską taip nubraukia ir aš suprantu, kad vis tiek aš negaliu jais pasitikėti, bet aš visada sakau ieškoti tokio veislyno, kur yra kiek įmanoma mažiau vadų. Jeigu tas veislynas turi labai daug ir dažnai vadų, nesvarbu, kad iš skirtingų tėvų, tai vadinasi jau yra komercija. Tai tikrai nieko nebėra apie meilę veisliai, tai nieko nėra iš viso apie meilę gyvai būtybei, tai yra tiesiog komercija. Tai jeigu norisi jau vis tiek nusipirkti ir galvoti, kad tai yra svajonė, tai tada ieškoti, kur tikrai yra labai retas vadas, galbūt, būna žmonių tikrai tokių ir nebūtinai tai turi būti jau veislynas registruotas veislyno vardu. Gali būti, kad šunis yra su dokumentais, jie ten tas parodas praėjo ir žmogui atrodo, kad jo tas šuo yra fainas ir vertas ir tada jie ten kažkaip būna, registruoja tiesiog žmogaus vardu, nebūtinai veislyną. Tai aš, jeigu rinktis, tai nebent tik taip. Retumą tu išskiri. Taip. Bet iš esmės... Ir kuo mažiau veislių, kad turėtų. Taip. Nes jeigu vienas veisėjas turi nuo špico iki Senbernaro, tai, sorry, čia irgi yra komercija. Man tai irgi būna labai keista, vis tiek, jeigu turi kažkokį tipą, atsidavimą kažkokį veislį, man keista, kad amplitudė būna labai tokia, net labai skirtingų veislių. Taip. Jo, bet vėlgi tam žmogui, aš manau, kad yra sudėtinga gana susiorientuoti. Net kaip kalbėjau apie tą retumą, o iš kur žinot, kas ten kaip retai, kaip sekti, jeigu tu pat čia ir dabar atsidūrei tam lauke, kad nori kažkokį gyvenimo svajonę. Neskubėti. Negalima skubėti, priimti tokių sprendimų. Aišku, čia irgi tada gaunasi, žmonės jau nukrypsta, aš ir iš kitos pusės matau, nes būna man žmonės parašo, noriu šuns, bet dirbu. Tas šuo turės pabūti vienas. Atsiprašau, man būtų klausimas, kaip tu gali turėti šunį, jeigu nedirbi. Tai turi būti priimtas sprendimas, galbūt tikrai nemanau, kad ten reikia metus vesti kažkokią lentelę, dėti pliusus ir minusus, bet jeigu jau atsidūrei tam lauke, kad nori šuns, tai tada neapsiriboti ties Lietuvą, tiesiog parašyti, paklausinėti kitų šunininkų, galbūt dresuotojų, bet jeigu dresuotojų, tai tų, kurie
patys neveisia. Nes dažniausiai, jeigu paklausi nuomonės veisėjo, tai jisai aišku, kad pagirs savo veislę ir bandys ją parduoti. Ir niekada nepasakys minus. Išreikš tik pliusas. Bet būna ir dresuotojai su iškreiptais požiūriais apie tam tikras veisles. Taip. Nu tai irgi, sakau, turi būti ir ne... Aš labiausiai tai siūlau į tokį dresuotoją, kuris turi dvarnešką arba haskį išsidresiravęs. Nes jeigu yra dresuotas su išauklėta malinka, tai, nu, malinka... Aukštas pilotažas. Ne, malinka gali bet kas išdresiruoti. Nu, ta prasme, tai yra šuo, kuris aukštas pilotažas, aš manau, yra, kai tu gali paleisti haskį ir tu išmokysi atsišaukti. Malinkos nereikia mokinti atsišaukti. Bet jūs nerekomenduoja iš esmės žaliems žmonėms. Tikrai ne. Ne. Reikia turėti truputėlį, žinot, ką darai. Taip, jie yra kieto charakterio, bet aš turiu omeny tai, kad... Jis lengvai dresuojamas. Taip, jisai yra gimęs paklusti. Taip. O haskis yra gimęs nepaklusti. Nu, arba kokią kitą galim paimti. Jo. Bet aš, tiesiog, kad tą skirtumą, tai dėl tos. O kaip tu atsirenki žmonės, kurie nori iš tavęs šuniuko? Pagalvojau tą. Čia yra 99% aš tiesiog vadovaujuosi jau nuojautą, todėl kad aš nežinau, čia gal išsivysto per laiką toks mamiškas instinktas. Aš esu turėjusi anketas, kad užpildo žmonės anketą, aš tą anketą perskaitau ir galiu susidėlioti kažkokią viziją. Bet man labiausiai patinka, kad atvažiuoja žmonės ir aš tiesiog pajaučiu. O dar geriau yra mano tos sėkmės istorijos taip, kad man parašo žmonės, kad labas Skaistė, noriu tokio šuns. Ir tai nėra įvardyjama išvaizdos ar dydžio, gerai, dydyje galima, tebūnie, dydį gali norėti arba arklio, arba mažo šuns. Bet jeigu tai nėra apibrėžiama veislėje, bet tiesiog grinai savybėse, tai dažniausiai šiaip žmonės į mane ir kreipiasi. Kad stebiu tave, viskas man patinka ir faina, ir esu pasiruošęs augintiniui galiu suteikti tą, tikiuosi to ir to. Ir aš tada, kadangi aš savo tos globotinius pažįstu, aš galiu pasiūlyti, arba prašau palaukti, arba būna netgi taip, kad jeigu jau žmonės labai nori veislinio šuns, tai aš sakau, palaukit, nepirkit, aš jums tikrai surasiu. Ir pavyzdžiui, praeitą metą, čia pirmą kartą iš tikrųjų taip dariau, nes dažniausiai tiesiog, jeigu žmogus pasako, tai čia yra laiko klausimas, aš tikrai, nežinau, visata man visada susidėlioja, kad vis tiek ir atsiras tas šuo. Ir viena šeima norėjo Berną Sennenhundą, bet būtinai jau suaugusio šuns, nes dėl amžiaus, kad jau nebereikėtų ten užsiminėti, tiesiog, kad imi, myli ir turi. Ir aš įsidėjau tiesiog tokį skelbimą, kad jeigu yra kažkur Bernas Sennenhundas, kuriam reikia namų arba geresnių sąlygų, tai aš turiu jam namus. Ir abracadabra, šuo iš voljero, išvažiavo, gyveno namuose ir visos pusės yra laimingos, tiek šuo, tiek tie žmonės, kurie atidavė, nes ten atidavė irgi dėl asmeninių priežasčių. Ir, tai tas išrinkimas, toks ir yra pagal nuojautą, o sakau, labiausiai man patinka, kai žmonės tiesiog leidžia man dirbti savo darbą ir pasako, ko nori, ko tikisi, ką gali duoti ir aš tada jau jam duodu pasiūlymus ir viskas. Labai graži indikacija, kad žmogus išreiškia, ką jis gali duoti, nes labai dažnai žmogus nori imti tiesiog, bet nebūtinai duoti. Žinai, aš nežinau, kodėl dažnai žmonėms aš atrodo labai arogantiška, baisi persona. Tai, man, žinok, net yra artimi žmonės, taip sakė, nežinau, kodėl jie tokį vaizdį sudaro. Ir jeigu jau man išdrįsta parašyti, tai jau jie kažkaip savaime jie parašo, ką jie gali duoti. Man nereikia traukti už liežuvio. Aš dažniausiai gaunu tokias paklodės CV. Ką galiu, ko noriu, ko tikiuosi, kad nesitikiu čia ir dabar, kad galbūt ateityje, arba jeigu tu užmatysi kada nors ir jeigu tu matysi, man labiausiai patinka tai, kad žmonės atiduoda į mano rankas tą atsakomybę, kad jeigu tu matysi, kad tas šuo tinka į mūsų šeimą, daug žinoti, mes atvažiuosim susipažinti. Tai tiesiog man tikrai nerašo tūkstančiai žmonių.
tokių žinučių yra pakankamai, nežinau, sveikas kiekis. Tai ir viskas. O yra buvę, kad apgavo nuojauta? Ne, yra, kad aš jos nepaklausiau. Nes yra buvę tokį Stafuko Mišrūno turėjau, atvažiavo, ten gavosi per giminės, per pažįstamus. Žinai, per giminės, per pažįstamus, kaip čia būsi blogas. Žmonės gyvena name, atrodo viskas gerai. Ir ta šuo taip nenorėjo lipti pas jos į mašiną. O aš jį tiesiog va taip va. Važiuok namo. Ir jį parvežė. Nes jis, ar jis ten dabar jau nebežinau, čia 8 metai, man atrodo, atgal, ar jis ten sūrisgi, ar kažkas buvo, kad tiesiog jį parvežė atgal. Ir po to, kai atvažiavo dabartiniai jo šeimininkai, dabar jie jau ir antrą šunį iš manęs turi, jis tiesiog pats pas juos įlipo. Ir jie niekada neturėjo su juo jokių tokių problemų kaip tas. Tai po šito įvykio aš nusprendžiau, kad jeigu man nuojauta bent truputį sukirba, tai ne. Nebedarau taip, nes man grinai atminty net yra, kad aš tą vargšą šunį taip va ir uždariau duris. Tai buvo kokių konfliktų, kad nenorėjai duoti ir ten jau tau, kaip čia taip gali būti? Tai čia dažniausiai būna jau žinučių lygyje. Jeigu iki manęs atvažiuoja, tai dažniausiai būna sąmoningai. Buvo iš tikrųjų dabar nesenai vienas toks atvejis, kad pirmą kartą pabandžiau įdėti skelbį portalą. Ir tas šuo beveik metus laiko ieškojo namų ir man paskambino iš balso, šiaip labai iš balso, iš temperamento, iš visko, kažkaip ta nuojauta taip suveikė. Atrodė labai malonus viskas žmogus. Ar turite? Taip, turiu. Mes esame iš Vilniaus, dar labai tokį turiu indikatorių, jeigu iš Vilniaus iki manęs atsitrenkia, vadinasi tikrai gerai bus. Ir sako, norim savaitgalį atvažiuoti. Gerai, atvažiuokit, lauk. Ir ateina tas šeštadienis. Ir man taip neramu. Aš jokių klausimų neuždaviau, man pasakė, kad iš Vilniaus ir aš tiesiog taip priėmiau. Kad jeigu iš Vilniaus trenkėsi, nes dažniausiai, labai toli. Tai va. Bet man neduoda ramybės dūšia ir aš rašau žinutę. Žinau, kad jie keli, aš jiem rašau žinutę. O kur jūs gyvenat? Nes kažkaip, 40 kg šuo. Jie nieko nepaklausė, bet Vilniuje. Aš jau įsivaizduoju, didmiestis, didelis šuo, kažkaip tau turėjo kilti kažkokių klausimų. Ir man rašo, tai mes gyvenam patys Vilniuje, bet šuo gyvens Kaune pas, dabar nebeatsimenu, pas mamą, tetą, ar kažkokią. Ir aš jam rašau, sakau, galite apsisukti šuns, aš jums neduosiu, nes jau viskas aišku, kur tas šuo keliauja. Ir man tada skambina, sako, kad mes esame Kryžkalnyje, realiai viskas, nieko nebeliko. Sakau, tai jisai bus pririštas. Jūs, sakau, iš proto išsikraustėt, aš neduosiu jums savo išmylėto, iščiucioto šuns, kuris galų gale yra pabėgęs nuo būdos, pririšti prie būdos. Jie man pradėjo ten aiškinti, kad iki kito savaitgalio bus tvora ir jis bus palaidas. Aš klausiu, ar jie prieš tai turėjo šunį, taip turėjo, ir sakau, ar jis buvo kada nors palaidas. Ne, tai sakau, kuom šitas bus nusipelnęs, kad bus palaidas. Nebus jisai palaidas. Ir mane išvadino apgavikė. Sakė, kad aš juos apgavau. Jie dar bandė perspausti to, kad mes jau esame Kryžkalnyje, bet aš jiems liepiau apsisukti ir sakiau, jūs galite net nebandyti, aš net neįsileisiu. Ir viskas. Tai reikia kartais tokie to charakterio. Logiška, tu negali, kaip sakai, savo išmylėtą šuns paimti ir atiduoti, nes nepatogu. Taip, bet čia buvo toks, sakau, dažniausiai ta nuojauta, jos reikia paklausyti. Nes jeigu kažkas sukirba, tai ir būna. Realiai visko būna, aš įsivaizduoju, matai daug tų visų istorijų, tokių baisių, liūdnų, įvairiausių. Nenusvyra kartais rankos tais kovot vėjo malūnais? Ne. Tu kažkaip nėra buvę taip, kad viskas metu. Jeigu koks šuo ilgiau užsisėdi, tai man būna gal į tą šunį jau rankos nusvirsios, kad galvoju, ką man dar reikia padaryti, kodėl. Bet taip, kad nusvirtų, tai ne. Aš esu, nežinau, tiesiog man atrodo, kad aš neturiu gyvenime kito pasirinkimo. Aišku, kad turi visada jį, bet man patinka tai, ką aš darau, matau tame prasme ir galų gale
per visus tos metus, nu, aš tikrai turiu kuom apsičiuopti, kad tai nėra tik kova su vėjo malūnais, tai motyvuoja ir varo į priekį. Gerai, Skaisti, mes galėtume čia kalbėti visą dieną, visą naktį, kaip ir sakėm, bet laikas yra ribotas, tai paskutinis klausimas, tiesiog tavo palinkėjimas, patarimas žmogui, kuris nori auginti. Nuvažiuoti prie, aišku, čia labai turbūt daugumai taip skamba ir panašiai, ir apie tas prieglaudas gali daug ko papasakoti, bet nereikia apsistotės viena prieglauda, nereikia gal apsistotės vienu šunim, bet tiesiog pabūti toj prieglaudų kasdienybėj, pavedžioti tos vargšus benamis, pavartyti tos skelbimus, galiausiai sau garsiai įsivardinti, ar tu nori šuns, ar tu nori išvaizdos, ar tu nori charakterio, nes kartais išvaizda ir charakteris, kaip yra su dobermanais, yra du nesuderinami dalykai, nes dažniausiai dobermano tas tipiškas augintas tai yra tas, kuris nori jo išvaizdos, bet nieko nepasidami apie jo charakterį. Ir galiausiai, kai tas vis tiek, kad ilgainiui atsibosta. Net ne tai, kad atsibosta, bet tu pripranti ir tau tas įsivaizdavimas, gyvenant visada su juo, nublunka. Ir tie šunys atsiduria prieglaudose. Tai aš siūlau meilės šuniui ar katei ieškoti turbūt kaip ir to artimo žmogaus, neskrolinant Tinderį, bet einant ir ieškant ir tiesiog ieškant to ryšio ir pajutimo. Labai smagu buvo pasikalbėti, ačiū, kad skiri laiką. Ačiū tau.